Labas jums visiems, su jumis Alanas Ziranovas, Ignas Bakėjus ir tai yra birutės efektas. Šiandien yra 3 savaitė, penktadienis ir vėl mes šiandien siaučiam. Jūs šiandien darysite 3 dalykus. Tai yra apšilsit gerai, padarysit pagrindinę treniruotės dalį ir žinoma atsikvėpuosit. Taigi, apie viską nuo pradžių. Mums tikrai reikia gerai paruošti savo kūną. Pirmoji dalis bus visos treniruotės pratimus. Mes darysim palengvintą variantą po 30 sekundžių kiekvieną pratimą. Iš viso truksim 4,5 minutės. Antroji pramankštos dalis bus šuoliukai su šaudynėm. Tai yra 3 minutės darbo. Trečioji dalis pramankštos bus dinaminis tempimas ir sąnarių apšildymas. Pagrindinė treniruotės dalis. Jūsų laukia net 3 blokai. Pirmajame bloke jūs turite 3 pratimus, kurį kiekvieną kartosite po 30 kartų, gausite 10 sekundžių pertraukos ir darysite dar kartą tą patį. Vėl 10 sekundžių pertraukos ir darysite 3 ratą kartodami tą patį. Ir paskui poilsis. Pirmasis pratimas yra tripimas vietoj. Jūs pritupėt ant pirštų galų, kadangi mes darom pirmąjį ratą palengvinimais, čia yra šiek tiek lengviau. Sunkiau bus visai kitaip. Antrasis pratimas pramankštos yra žema lenta su smūgiu į priekį. Tai ką jūs matote, Alanas ant kelių ir pilnai ištiesia ranką į priekį. Trečiasis jūsų pratimas tai yra vertikalų šuoliai. Tik šį kartą, kadangi jūs darote apšilimą, šuolio nedarot, pasistebėt. Ir pasistebėt. Jūsų ketvirtasis pramankštos pratimas tai yra jūs esat pritupime ir smūgiuojat kumščiais į priekį. Kvėpuojat, nepamirštat kvėpuoti, tai yra labai svarbu. Penktasis jūsų pratimas tai yra aukšta žema lenta. Tai jūs leidžiatės ant alkūnių, kylat į viršų, ant pilnai ištiestų rankų. Ant alkūnių, ant pilnai ištiestų rankų. Šeštasis jūsų pratimas tai yra kareivėliai. Ir vėlgi, leidžios gražiai žemyn, keliauja kojos į apačią, viena koja, kita koja, atsistojat į viršų, išsitiesiat. Septintasis jūsų pratimas tai yra atsispaudimai judant lentoje. Taigi, jūs einat lentoje, griūnat ant kelių, darot atsispaudimą, vėl kylat atgal, nuėjot kelią ant žemės, padarėt gražų, taisyklingą atsispaudimą, kylat į viršų. Aštuntasis pratimas – šuoliukai varlytę. Jūs pritupėt, šokat pirmyn, atgal. Kadangi tai yra apšilimas, jūs nešokinėjate, o vaikštote pirmyn atgal, žiūrėdami, kad atsisėstumėt gražiai į pritupimą. Devintasis jūsų pratimas, ir tai bus paskutinis jūsų apšilimo pratimas, tai yra įtūstai atgal. Nesumaišykit ne pirmyn eidami, o keliaudami atgal. Antroji pramankštos dalis tai yra šuoliukai su šokdynė. Tai jeigu jūs turit namie šokdynę, imat į ranką šokdynę ir mokote šokinėti. Jeigu jūs neturit šokdynės, kaip matot šiuo metu Alanas, jisai imituoja, kad turi šokdynę ir jisai daro įvairius pratimus. Jisai šokinėja ant vienos kojos, ant kitos kojos, kaitalioja kojas. Visaip įvairiai galite daryti šitą apšilimą. Ir tai jūs kartojate 3 minutės. Trečioji pramankštos dalis tai yra apšildyti sąnarius ir dinaminis tempimas. Kiekvieną pratimą jūs kartosite po 12 kartų. Mes pradedam nuo čiurnų, sukam vieną čiurną, kitą čiurną, sukam keliai, kurie yra pastatyti plačiai į vieną, į kitą pusę. Tada mes judinam klubus į vieną pusę ir į kitą pusę. Tada rankų mostai, liemuo išsisuka per liemenį, sukatės, mosikuojat rankom į vieną pusę, į kitą pusę, tiesiom rankom. Tada pirštų galai pasiekiami, bet žvilgsnis žiūrit į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Iškvėpėt į vieną pusę, iškvėpėt į kitą pusę. Prasibėgat vietoj, kojos bėga vietoj, viena ranka tiesiai. Per peties sąnarį sukat vieną ranką į vieną pusę, į kitą pusę. Ir paskui pakeičiat rankas po 12 kartų. Tada sukate rankas į priekį, sukate rankas abidvi atgal. Kojas plačiai. Paliečiat klubus, paliečiat žemę, paliečiat klubų žemę ir į viršų. Visą tai jūs darote kvėpuodami. Sukate mažą ratelį, viršutinę kūno dalį išsukat, taip. Jau jūsų klubai nebetiek juda. Ir leidžiate žemyn į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Jūs pripumpuojat kraujo į liemenį, taip. Dabar labai platų, gražų ratą prasisukdami ir nugarą prasitempėt, ir kojas prasitempėt į vieną pusę. Tada keliaujate į kitą pusę.
po 6 pakartojimus į vieną pusę ir į kitą pusę. Gerai, apšildomi riešai. Tada pečiai į priekį, pečiai atgal, prasisukam vieną kitą. Ir pabaigai dar prasisukat kaklą į vieną pusę, į kitą pusę, užlaikot šiek tiek, palaikot, galite į vieną pusę į viršų, į kitą pusę į viršų, į vieną pusę palaikot, į kitą pusę palaikot. Labai gerai. Ir į viršų, ir žemyn. Jūsų sąnariai apšildyti, mes galim keliauti su jumis į pagrindinę stipruotės dalį. Pirmasis blokas – trypimas vietoje. Alanas atsistoja gana plačiai ir šį kartą jis daro viską žymiai greičiau. Kaip daryti lengviau? Jūs tiesiog vaikštot vietoj, atkeldami vieną koją, kitą koją. Antrasis pratimas – tai yra aukšta lenta, smūgiuojate kumščiu į priekį. Ištęsėt ranką, taip, labai gerai. Jeigu norisi lengviau, jūs lygiai tą patį darot, padėję kelius ant žemės. Šaunuolis, Alanas. Trečiasis jūsų pratimas – tai yra vertikalūs šuoliai ir jūs vėlgi šokat į viršų, nusileidžiat iš ten, iš kur pakilot. Jeigu jums yra per sunku, jūs darote tik pritupimą ir pasistebimą. Taigi, pirmasis blokas trunka 3 ratus. Jūs atsipučia 10 sekundžių, kartoja dar kartą tą patį. Atsipučia 10 sekundžių, kartoja dar kartą, tai bus iš viso 3 ratai. Ir keliaujam su jumis į antrąjį bloką. Pirmasis pratimas. Jūs darote smūgius, darote tai kuo įmanoma greičiau, kvėpuoja, tai yra pakankamai intensyvu ir kas yra labai svarbu, tai išlaikyti žemą atsisėdimą. Jeigu jums yra per sunku, jūs tiesiog pasikeliat šiek tiek į viršų ir dirba toliau. Antrasis jūsų pratimas, tai yra aukšta žema lenta. Jūs keliaujat, ant alkūnių kylat į viršų, Jeigu jūs galite tai padaryti šiek tiek greičiau, jūs tai darot. Jeigu negalit, darot savo greičiu. Kaip daryti lengviau? Jūsų kelią ant žemės. Trečiasis pratimas antrojo bloko tai yra kareivėliai. Jūs lygiai taip pat kaip keliaujate į buroko poziciją, tik atsistojate ir nedarote šuolio, bet jūs gražiai šokat atgal. Jeigu daryti lengviau, vėlgi jūs vaikštot ir kylat į viršų. Trečiasis blokas, jūsų pirmasis pratimas yra atsispaudimas judant lentoje. Alanas keliauja žemyn, keliauja atgal. Labai gerai. Jeigu jūs norite tą daryti lengviau, jūs keliaujat lentoje, padedat keliuojant ant žemės kelius ir keliaujat atgal. Lygiai tas pats. Antrasis pratimas – varlytės šuoliai. Alanas šoka pirmyn, labai gražiai nusileidžia ant kojų ir grįžta atgal. Jeigu jūs norite daryti lengviau, jūs tiesiog žygiuojat pirmyn, žygiuojat atgal. Bet nepamirškit to gero pritupimo. Trečiasis pratimas tai yra įtūstai atgal. Jūs atsistojat gražiai, jūsų rankos juda. Jeigu nematot ir nežinot, kaip tas rankas judinti, tiesiog dedat rankas ant liemens ir svarbiausia yra išlaikyti tiesų kūną. Tai baigta jūsų treniruotė, pagrindinė dalis. Kaip jums sekėsi? Jūs tai neatsakykit ne man, ne Alanui, atsakykite patys savo pagal tai, gal kiek prakaito išbėgo, kaip jūs jautėtės. Pats laikas keliauti į atsikvėpimą. Tik šį kartą mes padarysime jį truputį kitaip. Jūs atsigulat ant žemės, ištiesiat rankas į šalis, padedat kojas, atremiat kulnais į sieną ir tiesiog gulit. Kur jūs matėte tokį atsikvėpimą? Tiesiog pagulėkit ir leiskit savo atsipalaiduoti. Trečioji savaitė, penktadienis, mes baigiam. Aš sveikinu jūs įveikus net 3 savaitės treniruočių su mumis.